bičėlis šitas iš Airijos važiuojam brolį aplankyti. Right? Have a good journey. Yeah. Čia koks kolvarats. Savai. Jebe. Įsijungia mūsų navigacijai. Tas vafaris geltons. Važiuonam. Viską užsidarėm ligų. Tas bičėlis važiuoja aplankyti savo broliaus, kuris Vokietijoje gyvena nuo 2000-ųjų. Pašnekėjo apie namuocą. Tor nuo 2010. Į apvažiavęs visą Europą. Gyvena Isle of Man. Isle of Man, tai vadinasi TT, kur vyks varžybos motociklų. Tai sakė, dabar bus rugpjūtį varžybos vėl to salo, bet tenas bus, kur dabar ne toks profesionalis, tai ten labiau, susirenk mėgėja. Ir sak, žymiai įdomiau, negu pačios TT, nes jį lengviau gauti bilietus ir lengviau gauti ir viešbutį, nes sakė, nori TT važiuoti. Bilietų reikia užsakinėti viešbučių. Patį viešbutį užbukinti jau metai prieš. O, kai yra tos Grand Prix, jis sako tokiam. Aš negaliu pasirūkauti, nežinau, dar neatsikėliau musiam. Kokie numeriai šiek iš tos iš barbecue. Smerda. Da, pasakysiu vien juokingą dalyką, kad aš esu visiškai jauniausias žmogus čia. Nemačiau jaunesnį negu 60 metų vaikin. Net neperlenk lazdos. Vis ir jau su žilė galvoj. Juokinga tai. Ir kas įdomiausia, vis skirtingi moca. Labai mažą mačiau pasikartuojančią, aišku, ir GS dominaun, bet labai mažą pasikartuojančių motociklų. Vis kažkoks kitokesnis ir įdomesnis tor. Nu, vokietis šitas. Kap vokietis su vafaru važiuojam. Šis prieki, kur stovi geltonas. Anam negėda. Anas netoro. Jokių įsitikinimų. Man sako, ar buvom klausia, kodėl tau toks lenciūg švarus ir sakau, aš nusivaliau prieš važiuodant. Jėzu, jeigu niek nesakė, niek neatsakė, pažiūrėjimų nevienoje. Taip likau nesupratė. Kaip smirda iš to kamen, kaip žyža koks. Kas čia lyn? Ne, yra. Neturi lyti. Ai, kaip kveplėtam.
Sustojom pagaliau po gal 100 km nuvažiavom nuo Rotterdam. Sustojau į tualetą, nes dar 10 km būčiau nebeišlaukęs. Važiavau iki to kolegas, kur į priekį buvo užsukęs. Tai aplankys atsigersim arbatėlis. Dar valand kelią. Nežinau, važiaunas geram. 27 laipsnių. Pus 11, man atrodo, dabar yra. Neįprasta karšta, nepalyginti su Anglija, kaip buvo. Jeigu taip iš tikrųjų, sakant, aš biškai galiu ką keltėme, o galėjau šiandien minti iki kiek begaliu. Ryto vis dien būčiau atminęs ir antradienį būčiau buvęs numus anksčiau jau, negu sukelt. Nežiūrėjau, niekur nelin geriau orą, galėjau minti iš tikrųjų. Na, bet jau ir kaip yra. Čia palygint labai nebrangiai iš praktiškai į tą pat vietą, kur Kylis, iš Lieposios 70 eurų. Nu, tikrai nebrangiai. Aš nežinau, kodėl aš su to DFD suplaukėjau. Kažkaip net nežiūrėjau kito alternatyvų, bet dabar žiūriu, kad iš Liepos žymiai pigiau. Tai musiau daugiau plauksiu. Dar nesužiūrėjau ne viešbučių, niekur miegosiu. Gal kai sustosiu pas draugą, pažiūrėsim, kur optimaliausia sustoti. Matysim. Nu va, po biškį važinėjom jau į Ano rajoną. Ne, atsivėsinką važiavau, akcavai atsitraukiau striukiai vis tiek prakaitavau. Aš dabar tiek priprasti važiuoti vėl normaliai, atsavai vos neišvažiavau priešinį jaustą. Vos neišlėkiau. Bėgių dačiks tas, kuris šitas šveit, o žiūrint, sparom pradėjti, nu, neapšveisti. Taip kaip išbėgi kristalą, ką būtum, bet pasiruotas, kur permatom sitas, nu, tai toks užkliauts permatoms. Nors man pasilinki į apačią, jie atrodo, kaip tai pikselė, kad sugėt būtum, bet iš pastumiau viršų vėl gražiai šveiti. Pusiau atsiklijau, nukaršius ant būčią. Opa. Kaip gerai vėl grįžti į normalią dešinę pusę važiuoti. Kažkaip nereik tai galvoti. Natūralia viskas taip. Tas ratelės dalė. Olandijai dviračių šalis. Palauk, aš išjungs to moterišką, nes samonė blaška. Aš irgi turiu dviratį, bet užperna už pedals ir aš nebesvažiuosiu 2 kartų. Gal šįmet prisivėrsiu. Praleiskime. Pipalus. Pataikans nedarbi tiera. Kaperi nauda šiai.